Max Royal Belek viešbutis, aukščiausios kokybės etalonas. Sako, čia pildosi visos svajonės, tu tik norėk, mes pildysim. Labai daug metų buvo geriausias regiono viešbutis. Oi, labai skaniai kvepia, labai skaniai kvepia. Iš karto einu prie mobilių pakrovėjų. Va, prašom, iPhone'ai, Type-C, ko reikia, susivedate kodą. Labai gražios lubos. Ir gyvos gėlės. Max Royal Beleko lobby baro lauko zona. Paprasčiausiai čia kambariai mažiausia yra 80 kvadratinių metrų dydžio, milžiniški. Ir čia iš koridoriaus mes matom, kad viešbutis turi ir sea view kambarių, ir į kitą pusę land view kambarių. Parduotuvių alėja. Ir labai smalsu, žiūrėkime į bendrus tualetus. Žiūrėkite, koks vaizdas. Čia pat ir džimas, sporto salė. Labai didelis. Private lounge yra late check-outo zona, vėlyvo išsiregistravimo. Ir čia net nereikia imti kambarių, fantastiškai, va, pažiūrėkite, visa kosmetika gera, viskas jums paruošta, sudėta. Va, tokie persirengimo kaip kabinos, nusimaudimo. Čia vis dar ta pati late check-outo zona, va, galite įsikurti, pabūti šaldytuviukas. Taip, kad tikrai nereikia kažkokių tai vėlyvų išsiregistravimų, papildomai rūpintis. Šalia kino teatras. Ir užeiname į Japono la carte. Turi vietų ir lauke, kaip matot. Šiaip jauku, gražu, klasikinis stilius. Na ir dar su kairiai sporto salė, treniruoklių tikrai sočiai visokių. Man tik tai žinot, kas stringa, kad galbūt norėtųsi bėgimo takelių, jeigu būtų antroji zonai su vaizdu į teritoriją, bet čia detalės. Čia yra su vaizdu į koridorių. Ir pirmam aukšte, ir antram aukšte parduotuvės ir man green kaip kruizinis laivas. Maxo šokoladinė. Maxas garsėja savo šokoladu. Šokoladą jie gamina iš belgiško kokybiško šokolado. Va, žiūrėkit, jums visa ekspozicija. Galybė rūšių šokolado. O kvepia, atrodo, viską suvalgyčiau. Taip ir parašyta, 24 valandas dirbantis restoranas. Viskas yra la carte, tai yra užsakoma. Jūs pažiūrėkit, sūrių, vien sūrių, koks pasirinkimas.
Vaikų kampelis tyrelių nežmoniškas skaičius pasirinkimo. Dešros, unguriai, lašiša. Nu, nuostabu. Golfo siena nuotraukų ir viešbutis taip garsėja savo golfo laukais. Ir įeinam į pagrindinį restoraną, vakarienė čia būna iki 9:30, pusryčiai nuo 7 iki 11. Kepykla, viską matom, kaip gamina, bandeles, viskas rankomis gaminama. Pusryčių metas. Milžiniškas pasirinkimas, iš tikrųjų milžiniškas pasirinkimas. Nerealios brusketos. Na šiaip pusryčiai tai wow. Vaikštau vidu kaip pro prekybos centrą, sakiau pirmai kruizas, bet dabar žiūriu šitiek parduotuvių. Visokiausių. Nuo maudymosi kostiumėlių, kosmetikos iki kailinių, papuošalų. Makso žaidimų centras dirba nuo 10 iki 24 valandos. Boulingo takelį. Ir užeinam į spa. Šildomas vidaus baseinas. Apačia yra 24 valandas dirbantis lobių baras. Max Royal Belle Horse Lounge, prie registratūros esantis baras. Ir ką, mes pagrindiniai teritorijai.
Žiauriai gražios erdvės. Ir tarkim, jeigu aš dabar sulyginčiau Max Royal Belek, kur dabar ir esu su Max Royal Kenner, kuris yra brangesnis, man vizualiai čia yra daug gražesnės erdvės. Iš tikrųjų. Viešbučio planas. Ir žiūrėkit, visur baseinų zonos su smėliuku. Karibai. Mažų vaikučių baseiniukas. Ir keli kalneliai. Ir einam link jūros. Visur barai. Galybė gultų ant žolės. Ir prie jūros Max Royal Belek vaikų klubas Maxland. Tangerine Beach. Wow, koks lounge'as ant jūros kranto, vaizdai nerealūs ir pats lounge'as. Krūvos ledų. Užkandžiai. Nu ką, aukšta klasė yra aukšta klasė. Čia nežinau, ar reikia dar apie kažką svajot, kai jie sako, svajokit, mes įgyvendinsim. Jie jau iš karto įgyvendina. Vien džinų kiek rūšių. Tualetai va čia. Ir keliose vietose teritorijoje yra telefonų pakrovimo stotelės su kodais. Jeigu eiti nuo registratūros, dešinėje pusėje yra 16+ adults only suaugusiųjų zona. Makso kabanos, tos pavėsinės. Atvira sporto salė, čia vyksta grupinės treniruotės. TRX-ai, dviračiai. Matau ir vandens dviračiai, batutai. Šalia Max Wellbeing, geros savijautos klubas, dirba nuo 9 iki 8. Uždara sporto salė, tokia daugiau pilatesai. Šalia va tualetai. O va Makso kaimynas yra garsusis Adam and Eve. Dabar jau šiek tiek pagyvenęs viešbutis, tik suaugusiems. Man tai fantastiška, tai baseino zona su smėliu.
Ir va visur tarp baseinų, gražiai labai padaryti patys baseinai, tie krantai kaip kokia lagūna, kad būtų. Ir čia smėliukas. Nu ką, vau. Su milijonų rūšių makarūnsių. Baklavos kelios rūšys. Meno kūriniai grinai. Max Royal Belek, sakykime, pats paprasčiausias kambarys, 80 kvadratų, mažesnių kambarių čia nėra, kiliminė danga. Kambarys yra land view su vaizdu į apylinkės, šiuo atveju į parkingą, bet tikrai vaizdas visiškai viskas gerai. Balkone turim tokį krėslą. Kavos kapsulinis aparatas rūbinė, nedidukė tokia, lagūnėje krepšys. Vonios kambarys yra einamas iš abiejų pusių. Dvi kriauklės, atskirai dušo kabina, be abejo chalatai, tualetas atskirai ir masažinė vonia. Gražus, tvarkingas kambarys.